Labai gaila pirmoji pusė, kad žaisdami nedisciplinuotai praleidome tokį šansą, kad galėjome atitrūkti ir kontroliuoti varžybas. To nepavyko prie esamo rezultato. 4 taškais, man atrodo, laiminėjom, tada priėmėm keletą blogų sprendimų, atakoje, iš karto gynyboje klaidos. Manyčiau, tai tokia disciplinos stoka ir kainavo, kad atidavėm iniciatyvą. Ir tada visada priartėdom iki tų kelių taškų, bet vis pritrūkdavo vėl. Grubi klaida gynyboje, ar tikrai keletas, pirma ypač pusė, tikrai pataikėm daug metimų ir laisvų, ir gerų metimų, ir iš po krepšio, ir iš distancijos, kuriuos prieš tai pataikė. Tai tiek. Klausai, kuo paaiškintume tokį prastą pataikymą, ypač iš dvitaškių? Čia sunku pasakyti, tikrai kaip žiūri pagal situacijas, kokios iš situacijos buvo sudarytos, mesti, taip, tai viskas, negali to norėti kažkokių tai geresnių situacijų, tai buvo tikrai ir laisvi metimai, kartais ir iš po krepšio, kartais iš distancijos, taip kad, sunku čia pasakyti. Taip, rotacija yra mažesnė ir gal tas irgi turi įtakos, kad kai kuriems žaidėjams tenka žaisti daugiau laiko ir didesnis krūvis. Gal taip, bet čia nemanau, kad tai yra tas faktas. Treneris sakė, drausmės trūksta, tai kas tą drausmę turi vesti? Ta prasme? Sakė, drausmės, disciplinos nėra. Tai drausmė, tai čia yra jau, jeigu lietuvis žaisdamas su lietuvių gynyba ir yra pasakyta, kad mes keičiamės 3, 4 numeriai ir lietuviai nesugeba susitarti, tai kas jūs turite omeny? Treneris turi išeiti aikštelį, ką pasakyti kiekvieną. Čia paprasčiausia, tai yra drausmė. Ir man paprasčiausiai pikta dėl tokių situacijų ir yra, ir kur mes esam lietuviai, mes nesugebam susikalbėti. Norėsi jau eiti pačiam? Senai nepasinori pačiam, nes negalim. Dar klausimų bus? Kaip trenerių dabar matot situaciją šitoje serijoje? Situacija labai paprasta, rytoj turim treniruoti ryte, turim padaryti korekcijas kažkokias ir po peržiūros priimsime sprendimą, ką ir rytoj turim išeiti su viena mintim, kas siekti pergalę. Treneri, kodėl nepavyksta sustabdyti tritaškininkų? Tritaškiai yra labai sunku juos sustabdyti, todėl kad tai yra jų žaidimas. Tai yra tritaškiai, tai yra, jeigu jūs stebite jų žaidimą ir visuose, ir Eurocupe kaip žaidė. Taip, tai jie tokie yra komanda. Ir dažniausiai būna 5 žaidėjai aikštelėje, kurie pataiko tritaškius. Ir 5 numeriai žaidžia ne po krepšių kerta, o žaidžia tą pick and pop situacijas. Ir kada pas mus Juanas gavo 3 pražangas, po to ir 4, mums automatiškai pasidarė problematiška, nes Lydeka iškrenta iš žaidimo, nes jisai nesuspėja žaisti gynyboje tą, ką reikia, nes jie paprasčiausiai ateina, stato užtvarą, 3 5 numeris ir meta tą tritaškį. Taip kad, ir užtat ir turėjau, ir Songaila turėjo 5 numerį žaisti, tai sudarė tokią situaciją. Sustabdyti yra gan sudėtinga. Aišku, įmetė jie kelis tritaškius po mūsų klaidų gynyboje, ko neturėtų. Yra, kada mes rizikuojam, kokius įmest gali jie įmest, o kai kuriuos tai rotacija per lėta arba nereikalinga rotacija ir jie žaidžia kartu, komanda žaidžianti kartu jau ilgą laiką ir tikrai labai tas visas klaidas gynybai labai gerai išnaudoja. O Saibutis rytoj? Čia daktaro klausimas daktaram ir aš nežinau, kas yra situacija tokia, kad jisai vakar prisidėjo prie komandos, truputį treniruoti pirmą kartą pajudėjo, bet kontaktinio krepšinio kol kas nežinau.